Čia Einis, pasveikink. Jau ką? Maliaka driukas. Verslas yra sunku. Atvarė, žiūrė gerai. Hello! Nu ką, pasiėm kavutę, galima šiek tiek jums kažkokią update'ą pasakyti. Šiandien yra vasario 17. Žinau todėl, nes vakar vasario 16 buvo. Tai visus su švente. Ir šiaip toks update'as. Kas dabar vyksta versle? Kaip sekasi ir taip toliau. Tai verslas einasi labai gerai. Atsikėliau tai va. Čia su orderiais iš Stripsų. Tai labai džiugu, kad viskas pradėjo eiti, gauti pagreitį. Tai scale'as veikia, kas yra žiauriai gerai. Turėsime gero kontentą Vitazenui. Amei irgi viskas yra labai gerai. Einis turės šiandien vėliau skambutį su mūsų Amėjos veidu. Ir jie apsitars toliau, kaip jau galima pradėti rinkti emailus, nes websaitas yra beveik padarytas. Ir mes norime pradėti rinkti emailus, kad paskui galėsime tai kažkaip monetizuoti per email flowsus, pradėti selinti jiems mūsų produktus ir taip toliau. Tada šiaip apie darbus, tai daug dirbam, vakarai iki 4 sėdėjau, tai nes keliavom daugiau, bet šiaip pagrindė tai daug darbo, hustlinam. Aš liekiu toliau dirbti, ką tik paskaičiau knygos, nes pliamo leikinu skaitimo knygų, kai atsirado tiek daug darbų, tu jau tiesiog, jeigu ryte neprisiverčiu paskaityti, tai vakare no chance, tiesiog visas smegenis būna tiesiog iš. Bet šiaip, viskas yra labai good, leikime toliau dirbti, siekti tikslų ir daug įdomių naujienų jau čia ateina. O Trumpas leidžiasi. Morning visiems. Šiandien turime vasario 18 dieną. Vakar su Stripsais vėl buvo all time highs, tai labai smagu. Padidinom all time high vėl 50%. Ir šiandien atsikeliam tai va, tai gali būt, kad šiandien vėl bus all time highs. Vakar turėjom šią gerą kolą su mano partneriu iš Stripsų, tai išsikeliam, kaip čia vadinamus, KPIs. Tai, kad žinotume mūsų tikslus, pasidarėm Excel sheetą, kur visi dalykai, už ką mes būsim atsakingi, ką turim accomplishinti ir kaip mes tai accomplishinti, čia mūsų dviejų užduotis. Tai aš turiu savo darbus, kuriuos turiu pasidaryti, ir jis turi savo darbus, kuriuos jis turi padaryti. Nes be jų verslas neaugs, tai abu tai suprantam, kad dirbtume tiek pat palygiai ir daug ką pasiektume dviese. Iki jau labai senai bendravom. Mano vienas iš 24 metų golų buvo, kad aš gyvenime turėsiu ne vieną dalyką, ko aš turiu daryti per prievartą ir aš viską darysiu, kas man patinka. Tai aš mečiau Uniką, grįžau į Lietuvą, pradėjau daug keliauti ir viskas yra su to super ir aš džiaugiuosi, man tiesiog dabar viskas yra tobulai. Dar turiu biškį darbelį pasidarysiu darbelių, reikiu miegot, šiandien atsikeliame anksčiau irgi, kad vėl dirbti. Nes visą Vitazeno sistemą perdarėm iš naujo. Labai smagu, nes realiai prieš pusę metų, kai su Einiu dar dirbom čia, kada jo vasarą, rudenio pradžioje visiškai jokio cash flow neturėjom, žiauriai parinamės, mėtėmės labai daug viskų nesąmonių. Ir dabar realiai visi verslai generuoja pinigus, tai čia žiauriai geras jausmas. Kai generuoja šaibas, tai ir motyvacijos daugiau ir šiaip linksmiau. Matyt, kad dirbi, kažkoks ateina kažkas in return. Gana čia žliumt, pasidarome likus darbelius šiandien ir varom grindinti tą. Negirdi vis tiek tas. Einis is doing business in Lithuania, gotta take care of the business.
Wow. Sveikučiai, turime savaitgalį, vasario 22 dieną ir vakar darbavomės, bet leidom vakarę savo ir šiek tiek linksmiau praleisti laiką. Tai va, tai šiandien atsikėlę, kaip prie darbų, turim gerų žinių, gavome green lightą ties Vitozeno viso pakeitimo dalyko, nes mes supratome, kad nemažai mėtomės, turime labai daug darbų, ne viską spėjam ir mums daryti kažkokį tiesiog paprastą papildų brandą, kuris nelabai išsiskiria kažko iš kitų, tai nelabai apsimoka, nes tam reikės dėti žiauriai daug darbo ir ko mes nebėjom, kad mes nelabai spėtume realiai visą tą brand buildingą daryti tokį nuo nulio, kad realiai išpušinti šitus papildus, reikėtų tam labai daug investicijų. Tai mes sugalvojom biškį tokį konceptą, tai bus vieno produkto irgi papildas, vieno produkto. Ir jis dabar turėtų visai labai būminti, nes vasara ateina ir šiaip visai hot topic. Planas pušintis tiktais jį, turėti vieną produktą, ant jo 100% fokusuotis, padaryti jį geriau ir tada kažkaip bandyti jau apselinti su kitais produktais vėliau, kas rinksime mailus ten ir taip toliau. Tai realiai labai džiugu, ieškom tiekėjų, greitai prasitestuosime idėją, pažiūrėsim kas veikia, kas neveikia. Tai va, tai realiai smagu, kimbame į darbus. Aš vakar pasileidau A/B testinimą, labai smarkiai, kaip sakiau, dirbu ties Conversion, pasileidau A/B testinimą website Stripsuose, tai neblogų rezultatų yra tikrai nemelokime, įsivaizduokite. Vien tik buttono pakeitimas, add to cart rate'ą man ant 10% pakėlė. Buttono spalvos pakeitimas. Tai čia insane, čia ką galima sužinoti su statistika yra. Tai va. O šiaip dirbame, Mariukas dirba. Irgi stengiasi. O vakare pasijungsim džakuzį, sneksiukų kokių, gal kokį filmą pasileis, nes šitą savaitę buvo tikrai nelengva, daug darbo. Ką, labą rytą, darbuojamės visi. Mano pagrindinė užduotis šio ryto yra su VR statistiką pasidaryti, tai reikia optimizuoti conversion rate'ą. Tai mūsų šiaip tokia statistika, kad nuo praeito mėnesio mes jau pasikėlėm per 0,5% mūsų conversion rate, kas yra nėra blogai. Tiesiog pusvalandį praleidau prie checkouto, biškį optimizavau ir add to cart geresnį padariau. Bet šiaip dabar, kai susidarai skaičius ant popieriaus, tai pasižiūriu, netrodo viskas labai gražu. Tai add to cart pas mus 4,2%. Tada reach checkout iš add to cart checkout yra 3,2%, kas irgi yra neblogai iš statistikos iš add to cart ir reach checkouto. Ir tada checkouto rate'as, conversion rate'as yra 5%, kas nėra gerai, tai norisi bent turėti 60 arba 75. Ir tada add to cart rate'ą nuo kažkur 8 iki 10% tikrai norėtų turėti. Dar add to cart'as toks žemas vien dėl to, kad pas mus trafikas buvo labai tikslingas pirmosius mėnesius, tai tą reikia dabar tą tvarkom ir optimizuojam. Ir kartu nedarom jokio copy, nedarėm, pas mus loading speedas yra gan žemas website, tai tą reikia sutvarkyti. Tai nuo kito mėnesio jaučiu perdarinėsime visą website, kodą, kad būtų viskas greičiau, sklandžiau ir klientams nekristų. Tai realiai aš dabar noriu tiesiog susidėlioti mažus dalykus, tai conversioną biškį padidinti, dar pažiūrėti kokių tipsų, pažiūrėti, gal aš kažką praleidau. Ir jo, tai va tokia mano užduotis. Paskui turime kolą 15 valandą su Ainiu, apsitarti dėl jūsų startup euro video ir ties EMEA ir Vitozeno, nes Vitozeno visą sistemą pakeitėm. Dabar prasidės labai daug darbų ir nauji iššūkiai. Tai va. Tai lekiame darbuotis ir sutiksime kitame kadre. Sveiki, šiandien yra vasario 25 diena ir tai yra paskutinė diena mūsų šitoje viloje, nes rytoj mes varome į Kiprą. Išsinuomavome jau vietą, kur gyvensim. Video buvo ko gero labai ilgas, su gal daug neaiškumų, bet vis tiek mes šiandien esame, kad dokumentuoti savo kelionę. Ir gal tai darydami šiek tiek ir įkvėpsim jūs daryti dalykus. Tai va, tai gražios dienos, ačiū, kad žiūrėjote, patikinkite startup eurus, gražios dienos, like, subscribe, share ir kitų kartų tik džiau.